Hebra, nemokat pakelt rankų. Vakar buvau konferencijai ir susakė, ateina lektorius su pačiu esmingiausiu klausimu. Kas nori turėti daug pinigų? Ko jis tikisi? Ar rankų miško? Ta prasme, kad visi 1200 žmonių pakels rankas į viršų. Ką jis gauna? Geriausiu atveju šiurenančią žolytę. Nes bent jau pusę, vietoj to, kad pakeltų pilnai drąsiai ranką į viršų, jie tiesiog sulenkia. Ir tai net nėra apie tai, kaip atrodo, tai yra apie tai, kaip aš įkūniju savo taip. Ar mano taip yra atviras, visiems matomas, pilnas, aš visų kūnų sakau taip, ar mano taip yra mažas, uždaras, sukaustytas, galbūt manęs net nepastebės, kad aš taip pakėliau ranką. Jeigu čia yra mano taip, tai kad ir ko manęs klausia, aš nenoriu, kad visi žinotų, kad čia yra mano taip. Jeigu čia yra mano taip, man tinka, kad visas pasaulis žino, jog aš sutinku ir aš pritariu tam klausimui, kuris buvo užduotas. Taip, kad būkim drąsūs. Sakykim gyvenimui taip, kad visi matytų. Va,